pasiruošiau šiam reikalui. Nu, gerai, gal tą papasakosiu tada. Ar tu norėtum kažką tai dar pasižiūrėk? Neišlenda man, sakau, taip kažkaip, Niekaip nežinau. neišlenda. Gal tada va girdėjau kažkaip, kad šitą... Oi, kad yra kaip žemės ašis, ar ne, kažkokia. Ir tą ašį nori perprogramuoti kažkaip ir siekia tie interferentai, tos kitos civilizacijos kažkaip prilysti ir per mumis, per tą sielą turinčias būtybės, pasiekti žemės ašį ir ją perprogramuoti pagal save. Ir yra, aišku, žmonių išdavikų su siela tų būtybių, kurios kažkaip jiems reikia kažkaip 12, kad būtų 12 magų ir ten žinių. Ir jie būtent eina bandytą perprogramuoti, bet keisdami žmonių tą sąmonę. Per sąmonę, per pasąmonę. Ir pasižiūrėk, ar čia tikrai taip yra, ar čia. Kai tu pasakoji, tai man pasąmonį klausiau, tai kur 13? Kas 13? Jis turi būti 13. No. Jie nepakraus, neužkraus, kol 13 nėra. Kur tas 13 nėra? Panašu, kad ta žemė pati, ta moteriška energija, ta srovė. Ir yra tas 13 žemė, moteriška energija. Tie 12, tai ten vyrai. Vyriška energija kažkokia. Taip. Patvirtintas. Bet jie yra atstovai iš kažkokių tokių, nežinau, generacijų, kažkokių agregorų, kažkokių civilizacijų. Net, čia ne tik žemiški tie padarai. Ta prasme, jie gyvena žemėje, bet jie yra atstovai to savo civilizacijos, nes toks jausmas, kaip man dabar nežinau, kaip jie tarsi gyveno ir gyvena, tik tai mes jų nebematom, kaip aš tie reptai pilkiai, kažkokie ten dar kitokie, ten žodžiu, visi jie čia gyveno, demonai, jie visi čia gyvena, tik tai mes jų nematom. Žmogus yra tik tai vienas iš tų. Ir sako, kad šitą vieną iš civilizacijų tų valdančių yra tie elektrikai, kur labai daug dabar irgi su L, ar ne? Elitas, elektrika, ten elementas, ten daug su L. Ar tu galėtum pažiūrėti? Elfai, ne? Elfai. Taip, šitai ir elfai yra. Dažniausiai taip. Praktiškai 100%, 99%. Bet jie kažkokį pasenę tokį truputėlį. Tai čia tie patys kapišoniniai tada, kaip ir mes tai vadinam. Jo, čia tie, kur parsidavėliai, taip. O tu galėtum pasižiūrėti, kaip man ta vizija buvo, kaip sapnas, kaip vizija, kaip man pasiuntė vienas iš tų kapišoninių gyvačių. Ir aš ten jas patvarkiau ir vieną gyvatę užsikišau negyvą savo už diržą. Kodėl aš tai padariau, aš nesuprantu. Aš matau, kad viena ta gyvatė tau kaip į žandą įsisegus būtų. Tu su ją vaikštai dabar. Jie norėtų taip pralįsti per tą žandą, per tą odą, per tą mėsą į gerklę tau ir iš tos tau gerklės kalbėti. Toks planas buvo. Nu, tas, kad užsikišai ten už diržo, tai kažkaip nežinau, man bent jau rodau, kad čia tik tai nukreiptavo dėmesį, kol tokia ta perleista per žandą. Kad tu galvotum, kad čia viskas gerai su ta erdvė, bet iš tikrųjų tai planas buvo, kad to gyvatė įsitaisys tau gerklę iš šakų. Gal dabar išvengiu tos gyvatės. O tai ką būtų norėję transliuoti dabar mane? Koks jų tikslas buvo? Sujaukti čia mūsų šitos projektus? Kažką tai paveikti mane? Perprogramuoti?
Ne tave, čia per tave kažkaip per tavo žodžius kažkokią magiją paskleist, kažkokius vat šterinimus, kad pradėtum sakyti kažką, vat toks kivirčiai, ginčiai, toks kažkoks gėlimas, toks įkandinėjimai, tokie kandimai kažkokie, kas tau nebūtinga iš tikrųjų iš esmės. Viskas išsivalau aš nuo tų energetikų, nuo tokių vačių, viską uždarau, išeinu iš tų erdvių, palieku. Aš klausiu, kodėl jie tave pasirinko, tai būtų per daug akivaizdu, kad tu tai pradėtum elgtis. Kaip ir sakiau, kad tau nebūdingi tokie dalykai. Na, tai va būtent. Man kaip šiandien sako, mes dabar bandom visus kelius per visus. O pasižiūrėk, ar tu negavai atakų. Gavau, nes mane tai taip per tą tokią depresiuką, kažkokią tokią, vat, kad užsidepresuočiau, toks, vat, vėl bandau į tą depresiją. Aš sakau, senas reikalas, ką čia bandau, vėl tą patį per tą patį. Jie taip kažkaip atsitraukia, jie vėl taip ir vėl, žinai, bando ir vėl atsitraukia, vėl bando. Jie mane per tą bendrą tokią nuotaiką, žinai, kuri paskui energiją trenuoja ir taip toliau, žinai, ir po to ir kažkaip krenta vaibai man. Ir po to iš visur atakuoti atgal. O tau taip per tokia iš čakra. Edita tai iš viso nori įsukti kažkokį bizeką kažkokį, kad vapšė neturėtų laiko niekam. Nutraukiam viską, klausyk, visus tuos ketinimus ir ateityje, ką nori numatę jų planus ir visų kitų planus, kas liečia mumis, mūsų veiklas, mūsų sveikatas, mūsų psichologinės sveikatas ir mentalinis, viską 3, 2, 1. Aš noriu grįžti prie to 12 tų magų. Aha, grįžta prie 12. Mano bus metą ten prie tos ašies. Bet ten ne šis, ten kažkoks toks kaip kristalinis laikrodis. Man rodo kaip kristalinį laikrodį, bet jaučiu, kad ten ta informacija kažkiek yra iškreipta. Nes man truputį kitaip rodo. Man rodo, kad jie nenori paveikti. Man rodo, kad jie nenori pastumti ar kažkaip pakreipti tą ašį, bet jie nori ją užkrauti savo energiją. Jo perprogramuoti. Pagal save pasidaryti, gal aš blogai papasakoju. Nu, kad jiem dirbtų, ta prasme. Kad kažkaip, kad suktųsi vėl pagal jų tą energiją. Man rodo taip, kad jie atneša kaip savo energiją tą prikrautą, prigeneruotą, ar ne? Kur ten kaupėjai per kažkokius ritualus generavus, sudėjai kažkokie kaip pindas, kaip tauriai, kiaušinis, whatever. Ir jie atneša jį ir va dabar pils į tą ašį krištolinį, tą laiką kažkokiai. Ir va dabar tą energiją jie privers tą energiją, tą žemės suktis į priešingą pusę. Tai reiškia pagal jų norą. Bet, blemba, tai brudai, na. O tai kur žemės pačios valia? Taigi jinai irgi kaip būtybė yra, kai siela. Tai jeigu jų daugiau, tai kaip jinai pasipriešins? Tai jinai niekad atsilaiko. Tai. O kaip galėtų jinai pasipriešinti, ką mes turėtume padaryti? Tai jis sako, tai kur kitos sako, mane palaikančios galios, moteriškos galios, kur sako, natūralios visos galios. Beliko, sako, tik tai prievarta. Ne, tai laisvinam tas moteriškos galios,
kviečia moteris? Nes aš kai skanuoju moterišką energiją, tai čia iš viso per žemę tai eina vien prievarta. Visur prievarta, vaikai bus ne prievarta Ir gimdomi. pasinaudojimas. Į darbą turi eiti, išsilaikyti resursų, ieškoti prievartą. Tu, prasme, kaip moteris, tu priversta visur beveik praktiškai viską priversta daryti. Tavo visa rutina prievartiniai, matras prievartiniai, net lovų irgi tave prievartauja. Aš nejaučiu, kad labai daug moterų šiuo metu norėtų tokių, sakykime, seksualinių tokių santykių, kaip žinai, didelių kažkas moteriška energija yra tokia, kaip, nežinau, jaučiu bendrai, aš jau sakau bendrai. Toks kaip šiek tiek toks kažkokia rimtis būtų, tarsi nelabai norėtų, žinai, taip moteris pradeda kažkaip mažiau bodėtis ir vat jas taip kaip ir prievartautų. Nes tiem vyram tai jom reikia daugiau, kai tu, žinoma, moteriška energija užsidaro, tarsi pradeda trauktis, tai jie kaip kokie, nežinau, kaip žvėrys, dar labiau nori, žinai. Ir jie taip traukia, tarsi prievartauja daugiau, tuo. O moteriška energija tarsi norėtų užsidaryti ir kauptis. Jiems nėra bendra energijos ir jie nori dėl kitų dalykų, jie nori to įsitvirtinimo savo tų galių. O moteris jau nebenori dalinti šitom, nes ir sveikatos ir tos energijos nėra, nes viską pati turi daryti. Realiai viską turi varyti pati. Ir dar vyrui padėti. Ir aš esmės matau, kad čia tiem vyram matau kažkaip keičiasi čia globaliai, kažkaip rodo man. Arba tie vyrai dabar pradės su tom visiškai jaunom, žinai, kur iš vis dar nepajutusios tos savo energijos, dar tik pradeda, žinai, tą energiją kauptis, kurtis tą moterišką energiją, tą stipri, kur jos nevaldo ir pagal instinktą eina, arba jie su jom pradės, ta prasme, daugiau nuotykių ieškot, arba jie tiesiog, kaip pasakyti, akseptuos tą ir kažkaip persigeneruos. Bet, sunki situacija kažkaip mūsų laukia, nes aš matau, kad čia taip po toliau tuo daugiau bus taip. Bet ir keista, kad vyrai galvoja, kad jie turi, žinai, ten tą savo energiją išmėtyti. Šiaip jeigu jie nusaugotų tą savo sėklą, ar ne, tą savo irgi vyrišką energiją, prigimti tokią, nes taigi, kaip pagalvoju, kaip ir mokslininkai ten rašo, kad tai vienai sėklai sukurtai be galo didelių reikia kūno pastangų ir kažkokių ir vitaminų, ir mineralų, kurių ten, o organizmas negali taip greit ir prigaminti ir visko. Ten tiesiog tas nualina jų kūnus ir jų tą psichinę sveikatą, mentalą, protinius sugebėjimus irgi nukanalizuoja tiesiog. Bet jiem kažkas tai užsukta irgi pas juos yra, kad jiem pofik, tipo, taškausi į kairę į dešinę, žinai. Nes yra kažkoks toks, kaip girdžiu, kaip visuotinis paleistas, toks per pasąmonę būdavos, tokia triūba pastatyti, ar ten programuoju šaukia, kad čia ne apie tai, kad jie turi saugoti tą savo energiją, čia apie tai, kad jie turi gaudyti, eiti ieškoti, gaudyti tą energiją moterų. Nes kai jie pagauna, susiurbia tą moters energiją, tai jiems nieko nelieka praktiškai. Gal koks lašas, visa kita nueina į tą taurę, kur jie neš keistą į moters energiją. Ne moters, atsiprašau, žemės. Čia toks mechanizmas. Dėl to taip yra. Čia ne dėl to, kad palikuonių kažkokių vaikų reikia, ne dėl to, kad jie vyrai labai norėtų. Čia tokia programa varoma kažkokia visuotinė. Matau per tas bliūdas ir tokia triūba pastatyti ir ten kalba. Dabar turit, ten ieškoti. O kas tą programą padarė? Kas tai įkišo programą? Kokios čia būtybės šitie patys? Kažkokiu, tokiu demoniniai daugiau kažkokiu, nes tas... Yra kažkokie tai kontraktai pasirašinėjami. Iš kurios pusės?
Nu, tarp vyro ir jų kas čia reikia. Kas čia tą programą paleido. Kad priema tą programą vyrai. Kontraktas yra tas vyrų kūnus. Jie programuoja ir daro su to vyrų kūnu, kaip jie nori. Ir tos instinktus vyriškus. Kūniškus, malonumus kažkokius. Ko reikia? Ar užtektų regresuoti į tą patį pirmutinį tašką? Nežinau, nes čia man rodo, kad yra dalinama. Yra dalinama, tai vyrai kažkaip dalinami į vieną tą dalį, kur eina per tą ieškot, kaip tie va traukėjai, tų vagys ten, tos moteriškos energijos. Ir šiek tiek tokio grubumo. Kažkoks eina, kaip jie traukia tą energiją, toks grubus. Kita dalis yra skirstama į kažkokius tokius atgėjiškus reikalus, dar kita dalis į pedofiliją. Dar kita dalis į kažkokius tokius demoninius, kaip per religijas, visokias tokias per kažkokias kitokias grugorus, aštunkojus, matau, ar kai jungiasi. Dalinama, ta prasme, jie kažkaip išdalinami, kuriami specialiai, tokie sukami ratai. Toks procentas ten, reikia tokį. Nes jie paskirsto, jam irgi tų įvairių energijų reikia, ką aš suprantu. O jeigu mes sudedam viską į vieną, užmakaluojam ir sproksta ten jam viskas ir nepavyksta? Galim pabandyti. O davai, sudėk viską į vieną, dabar sujungiam blem. Jų ginklą panaudojam prieš šios pačius 3, 2, 1. Nors pargalvoju, tokie du variantai yra arba tokia kuša, žinai, sumakaluoja ir sprogdini kažkokią neutraliuoją erdvę ir ten susirbė viską, nukanalizuoja į juodą skylę, arba kažką panašaus, arba tu tam laikrodį. Mes tam laikrodį, kai jie ten pila žemę, kur norėtų pasukti kitą pusę. Kažkaip, kai jie jau galvotų, kad jau užsuko, prieš paskutiniam supilant, ar pilant paskutiniam tarsi viską kažkaip atgal atsukti, paleistą mechanizmą į kitą pusę. Aš kažkaip jie kaupia tą visą energiją ilgokai, čia kažkiek 50 metų gal reikia jiems sukauptą energiją. Tai jie specialiai kaupė, žinojo, kad tas ateina čia toksai epochų, ar net tas virsmas ir visai kitokias vaibus, tai jie nori nužeminti, dabar perversti save vėl, kad nepavyktų tas perėjimas toksai. Jie žino, kada yra kokie ritualai, jie turi kažkokius kalendorius užskaičiuotus. Nes jų egzistencija tai labai didelė, jis labai sena, jie po 100 000 gal metų, sakykime, egzistuoja ir jie tuos dalykus daro ir jie tuos kalendorius visus turi, jie žino, kas, kaip, kada, koks ciklas bus. Čia nelabai susijęs su perėjimu, čia daugiau susijęs su kažkokiu ne reinkarnaciniu, bet tokiu, pasakyti, tokiu laiku, valdžios išlaikymų. Kalendorų, ritualų kalendorų, man sako, kažkoks yra kalendorius ir atėjo laikas, nes tas kalendorius užprogramuotas laikrodžių, pagal laikrodžių mechanizmą, kaip tikseis, bet atbulinė netvarka, į priešingą pusę. O kas tą kalendorių sukūrė? Iš kur jisai atsirado? Tas ritualų kalendorius. Čia tie magai, tie tos civilizacijos. Čia kaip žadintuvas tas kalendorius, žinai, toksai, nes jis nėra matomas, bet jis toks jaučiamas, žinomas, suprantamas pagal kažkokį tokį kaip alarmus, kai ateina tas laikas, tai alarmas būna toks tink, girdžiu skamba, tink, kai žadina vis. Ir visi žino, ką tai reiškia, paskambėjim. O kas tie visi žino? Čia žmonės ar čia tie patys? Ne, tie magai. Tie magai. Tiksliau jų tas agregoras, čia tas jų organizacija kažko.
O galėtumėm jiem mes tą kalendorių patvarkyti? Sudeginti 100. Nes mes nesutinkam su juo šitais veiksmais ir mūsų kvailinimu, bukinimu ir energijų atiminėjimu iš mūsų. Nu, galim. Aš kažkaip, kaip pradedu ardyti tą kalendorių, tai man parodo tokį kaip iš savo šapatinių čakrų užsitraukčiau, kaip, nežinau, dviratuką kažkokį, paspirtuką kažkas to. Gyvenime. Tarsi kaip įsidėtas dalis to kalendoriaus, įdėta į mum į apatinės čakras būtų. Šnekės. Prikabinti tiesiog prie jo, Mhm. ne? Kaip dienos kalendorius kabo ant sienos ir ten dienos, ten vardai, ten dar, tai mes irgi prikabinti tokie, ne, vardadieniai. Nu, tu turi suprasti, mes per tą seksualinę, tą kūrybinę energetiką mes čia prie visko prikabinti. Prie visų tų ritualų, prie visų tų laikrodžių, kalendorių, laikų ir taip toliau. Materijos. Per šitą visą mūsų tą didžiausią kūrybinę tą galę mes esam parišti, pamauti, tiesiog pakarti, pasmaukti tiesiog, mes čia perverti ant visur, kur įmanoma. Paskutiniu metu man rodo praktiškai vien tik tai tokius dalykus, kad visur, kur beeitum, atsimušė vos ne kažkur pamautas, kažkur įkištas, toks, ir viskas per tas apatinės čakras. Kiek materializmo temas nagrinėjai, tą materiją, tą materializaciją arba tą kūrybą, visur, viskas šitą dalyką. Visur, pastovi. Tai ką, nu tai tvarkyt kažką daryti reikia. Išsilaisvinti iš to. Einam prie pasąmonių bliūdo, einam pas žmonės. Einam pas kitas būtybės, kurios irgi pakabintos, kurios gyvena, kad ir kažkokios tai ten, nežinau, tos interferentinės net, ar ne, ar užmagintos, ar užburtos, ar dar kažkokias, bet jas irgi taip pat kanalizuoja. Na, jos užmagintos, jie yra tokie dalykai, tie magai, tai jie yra kaip pajungti kažkokiam agregoriu, kuris yra priklauso tai sistemai čia, kurioje mes esam dabar gyvenam ar neveikiam. Čia pat ta tokia žemės, tokia viruso sistema kažkokia. Ir jie kaip ir jau nebegalės išeiti iš jos, man rodo. Jie jau viskas pardavė ten viską. Senovai sako. O čia tie žmonės tai dar turi teisę pasirinkti, kai nuimuš tą magiją, patraukia tą garsiakalbį, tai jie taip pradeda gliukint, pradeda taip išstebėti, kas įvyko. Mato savo rankas vėl kojas. Nes iki tol tai kaip zombai tokie eina, gal programų. Ištransformuojam tuos klausykitus burtus, visus magus, tas programas, tą viską. Aš girdžiu, kaip jie rėkia, kaip jie žvėgia, kad sugadino mūsų 100-mečių planą. Jiem reikia kažkaip 200 metų pasiruoštam įgyvendintam ritualui, dabar mes paskutinę metą viską sugadinom. Ir dar kitus ir sugadinsim, ir visus, ir iš praeities gadinam, ir iš ateities, ir dabarties visą urmo. Per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas 3, 2, 1. Transformaciją paleidžiam į šviesą, į absoliutų šviesą. Visas persitransformuoja. Grįžta žmonėms jų energija. Grįžta suvokimas. Grįžta pajūtimas jo kūno, jų čakrų, jų kūrybos. Įsižiebia noras šviesiai kurt, daryti kitus dalykus ir dėl savęs, ir dėl kitų, bet gražius, nevirusinius, neišnaudojam. Tipo kažkitą panaudosiu, apvoksiu, taip ir aš būsiu laimingas. Ne, nebėra šito. Dabar žiūri, kaip duoti kitam ir daryti laimingą ir patį save taip pat.
Bet ne ant kito ten, žinai, paminimo ir priespaudos, o ant kito pakelimo ir padrasinimo. Eit kartu, o ne atskirai. Nes jie bandys vėl kažką tai kišt ar daryti. Nu, taip, čia pastovi kovoja. Jeigu vienas nesuveikė, tai kitą bando, bet kol kas tai matau, kad, čia sugriovėm tą jų planą. Jie vis tiek bandys, bet jiem kažkaip nebus užtektinai tos energijos, jie nebeužsuks į kitą pusę. Ir matau, kad saulė patekėjo, kaip būtų miegojus, o dabar pakyla, atsimerkia. Įdomu tokį vaizdą rodo. Labai įdomu atrodo. Gerai. Man tai Bandysiu. Kalendorių. Aha, nupiešta, ne? Bandysiu parodyti. Tai keistai, taip mechaniškai labai, bet įdomiai. Man tą kalendorių laikrodį ir tavo jų ten tuos ir žadintuvus ir tuos visus failus norėtųsi archyvus visus jau, žinok, irgi sudeginti, išsprogdinti. Kad jam nebeliktų žinių ištrinti tiesiog viską, kai jie mum trina atminti, ar ne? Tai jam va viską ištrina. Reisiu. Bet tegul eina per naują. Čia gudruolė, ne? Čia kažkaip susiję ir su dievų tuo lauku. Nes ir tie dievai labai pikti dabar žiūri į mane. Taip galvojau. Ir vėl jie taip. Ir vėl jie sako, ir vėl tu sako. Nes kažkaip aš matau, kad jie siunčia savo atstovą ir tą 12 rado. Alio. Taip, ar girdai? Ar girdai mane? Jo, jie siunčia 12 ir nutrūko. Jie siunčia vieną atstovą, tie dievai, iš savo laukų, iš tų dievų, iš tų virusinių, užsivirusavusių, jie siunčia vieną į tą 12 ratą. Vienas iš jų ten ateina ir... Ką jis darys? Kaip pastiprinimas siunčia, ar kaip ką? Vienas iš jų priklauso tam 12 magų tų žinių. Aha, tai kuris šitas dievas, už ką jis atsakingas? Jie keičiasi, nėra pastoviai tas pats. Bet aš matau, tos, kurios turi eiti, jis jaučiasi labai blogai, nes kažkaip jie jaučia labiau tą virusą, tada nusileidę čia į tą ratą. Kai grįžta po to ritualų, jie labai, tas dievas labai blogai jaučiasi. Jis turi kažkaip užsidaro, regeneruoti, nes labai virusų daug gauna. Taip, po to eina pas Veneras tų gerta, ne tų taurių kitokių jau energetinių. Ten jie viską daro, kad kuo greičiausiai regeneruoti. Ten ne tik Venerų taurių. Su juos nutrūčia. Žiauriai pasakysiu, bet jau užkalė, žinau. Čia jie visi geručiai. Na, kai mes faini, baltik ir pakuoti, ar ne, garbinkit mumis. O iš tikrųjų, va, žiūrėk, ką daro. Na, aš suvokiu tokį dalyką, kad tas pats dievas, mums tas dievas sukurtas kaip koks aukščiau toks garbintas, ar ne, tokia ikona kažkokia padėta. Ir aš suprantu, kad visos religijos turi irgi savo kažkokį dievą, kur irgi pastatytas kaip garbinti. Ir va tas dievas surinka per tą ikoną, surinka tą atvaizdą daug energijos, tikėjimą. O tikėjimas, kiekviena religija sako, tu tikėk ir pasitikėk, ką aš tau sakau, ar ne, čia Dievo žodis arba Dievo vaizdas, arba žodžiu, žinai, kas ką sako. Ir aš žinau, kad tie, kurie tiki, kurie religingi, nesutiktų su manim, bet aš supratau tokį dalyką, kad matau,
kad kai tu tiki, tu atiduodi savo visas galias, visą kūrybą, visą žinojimą, visas žinias į jų rankas. Ir jie tada daro su ta energetika, su tom žiniom, tom tau galime, tau kūrybą, viską, ką jie nori. Jie pasinaudoja savo, tai yra didžiausias tavo resursas - energija ir žinojimas. Kai tu žinai, tu gali viską nugalėti. Nes tu viską žinai, tu viską supranti. Tau gali bet kokį melą paduoti, tu žinos, kad tai melas. Tau gali paduoti tiesą, tu žinos, kad tai tiesa. O kai tu žinai, tau nereikia jokio tikėjimo, tau nereikia jokios religijos, jokios ikonos, jokių atributų, tu tiesiog žinai. Ir tai yra didžiausia tavo Tai galia, jau žinom. Taip. kuri Bet atveria kiek tavo širdį nežinom. ir tavo protą ir tavo sielą. Čia vieni iš pirmų vartų, per kuriuos tu kai pereini, tu tampi aukščiau, nei tas, kuris tiki, bet nežino. Čia yra skirtumas tarp aukštų dimensijų būtybių ir žemų dimensijų būtybių. Kalbant apie tave. Tavo pasąmonę. Ar dar kažkas? Čia gal, nežinau, kažkuris aukštesnysis gal. Aukštesnysis. Tavo aš? Jo, čia mano tas, kur arčiausiai dabar yra. Taip. Nu tai va, tai kad tie žmonės, taigi, užmanipuliuoti, apsėti tom magijom visom, atskirti nuo savo per šitas ir reinkarnacijas, ir per gyvenimus, ir per tradicijas, ir per visus tuos dalykas nuo savo esmės. Taip, bet čia ir yra esmė, kad kas buvo pasakyta. Tu leidėsi būti užmanipuliuojamas, kai tu pradedi atiduoti savo žinojimą ir savo galias, kaip tu sutinki užmerkti akis prieš tiesą, kurią tu pats žinai, kurią tu nešioji savyje. Nu, tai parodom dabar žmonėms. Tu pats užsimerki, tu pats užmerki tą širdį, širdies akį, tą skanrį, pats užmerki tą trečią akį. Tu pats pasakai, aš nematysiu ir aš nežinosiu, ar man bus gerai, bet aš tikėsiu kažkuo, kad kažkas už mane ateis padarys. Kai tau užsimerkus, tau už nugaros vyksta visai kiti dalykai. Tada tu tampi auka. Pats net nežinodamas, pats sutikdamas, kad auka. Tas avinėlis skerdžiamas, lašinamas, geriamas, valgomas. Taip norėtųsi dabar tą schemą jūsų ardytą išnaudojimą, visą pavergimo, žinai. Paprasta. Regresuot ar kaip kažkaip į tą pirminį padėtį. Paprasčiausiai yra, tu atsistoji, atsimerki visom akim, visom ląstelėm, kiekviena tavo ląstelė, kūno ląstelė, kiekvienas atomas turi akį. Kiekviena ląstelė yra kaip atskiras organizmas, tavo organizmas. Atmerki visą esybę. Ir pasakai, kad tu žinai. Ir tu nesutinki su tais atidavimais, tais tikėjimais, pasitikėjimais. Tu turi pasitikėti tik savim ir savo žiniom, savo galim. Žinojimas yra jūsų didžiausias ginklas. Tai jūsų raktas. Būtinam visus. Trenkiam per galvas, kviečiam pasistiprinti. Su burbuliuku duodams. Religijos buvo jums sukurtos būtent dėl šio paskutinio pavergimo. Jūs pradėjote tristis. Buvo paskutinis etapas, paskutinė įseka. Kai buvo įvestos religijos, kai atsirado religijos. Tada jūs buvot galutinai uždaryti. Nes galutinai atidavėt paskutinį žinojimą, kuris dar buvo jums likęs. Bet tu pasižiūrėk dabar, va tie žmonės kaip mes, ar ne, jau atsisakėm senai tų religijų, išėjom jau iš visų ir savo kitų reinkarnacijų ir viskas, ir daug yra žmonių, kurie nenori eiti, ar ne, ir kuriuos spaudžia, bet jie intuityviai žino, kad jiem to nereikia.
Bet vis tiek va grūda, vis tiek tą patį daro. Nors mes išreiškim savo valią. Mes Tas suprantam, vienas žinom, kas vyksta. Ne organizmas. vienas. Tas vienas organizmas, vienatakis. Jūs kaip bendras organizmas. Esat daug akių. Ta viena akis atsimerkia. Bet kad įveiktų didžiulis perversmas, kad tas bliūdas persiverstų, jums reikia visų daugumos tokių, kad Nu, tai pradėtumėt davai vibruoti kitų dažnių. Jūs neatėjot po vieną iš tą kalbam. žemę. Jūs išeisit ne po vieną, o masai, kai sugebėsit praverti tuos vartus. Po vieną jūs netversit tų vartų, jūs Nu, tai netidarysit davai, tų einam skydų. masiškai dabar būtinamės tie, kurie žmonės taip eina, kitus būtina valo. Duoda tų antiparazitinių, antimaginių burbuliukų žinių. Jie, kad atsiskleidžia, sužino, kad jie turi tik savim tikėti ir savo galiom, savo energiją, savim pačiu, tegul pamato savo širdis. Išsisprogdina ten tas nesąmonės savo galvą, savo smegenis, savo ašį, savo Aš konkurencijų. priėjau prie tų pasąmonių bliūdų ir aš žiūriu į tą aukščiausiąją aš ir sakau, tai kaip dabar man paversta tavo žinias, tas žinojimą dabar mano, kaip sukišt, nes aš nežinau, kaip įdėti. Ir tada atėjo kažkokie angelai, tie su tom ilgom dūdom, kur jie dažnai ateina pas mane. Ir jie pradėjo tik kaip duduoja, žinai, ir krenta, toks plunksno, žinai, krenta į tą bliūdą ir tarsi jos kaip susilieja su tom pasąmonėm, ta informacija, taip kažkaip integruojasi net nepastebėtai, virusas net nesugebėjo pastebėti, kad tam kažkas integruota dėjo, buvo, žinai, dėta kažkas iš išorės. Nes aš matau, kad viską, ką mes dabar darom su pasąmoniniu bliūdu, yra fiksuojama. Labai greitai pastebi matricą, pastebi interferentą. Vilkiai ir aptai. Kiekvieną mūsų pakeitimą labai stebi. Iš karto užfiksuoja. Mūlinam jūs ten nepastebi ir nepamato. Ištrinam tuos dalykus. Jiem irgi trinam jau visus šitos. Ką jam mums darė, dabar visą tą bumerangas grįžta, jam pareina, apsuko. Ir visi kiti nusukam, dabar jiem trinasi viskas. Ką norėjau savo turėt pakenkiant kitiem, jam grįžta, atgal mes nebeleidžiam, stovim tvorą, stovim sieną akmeninę ir nedaleidžiam, išreiškiam rėkiam ant jų ir grįžta viskas, jam pasiema, tegul viską pasiema, kas jų yra 3, 1. Visas magis net pykint pradėjo negaliu. Tave pykina nuo emocijos kylančios, ne kiek ta magija, bet emocija. Tau pakyla taip iki gerklės ir atrodo, kaip burbulas norėtų išeiti energiją. Ir tokį duoda kaip smūgį ir tave pykint galvą kažkokį impulsą duoda ir tau kaip tokia žiežarba eina iš galvos tiesiai į skrandį ir atrodo apsivems, taip pykint lyg ir su taso, bet čia ta emocija daugiau. Toks piktas kažkoks toks kažkoks bejėgiškumas, toks truputėlį. Kaip žinai, kaip tave bandytų marinuoto, tu atrodo smirsti, žinai, toks, vat, kažkoks toks ir vat, nuo to pačios kvapo, to, žinai, tokio pasipriešinimas kažkoks, vat, atrodo, susiakumuliuoja, tokia negatyvas, toks kaip garas, žinai. Išsiemu aš tą visą tokį negatyvą. Paleidžiu, perturbusiu. Nebelieka to negatyvo. Tai turėjom tą, patirtį, kai sakoma, ne? Pavalgiam, palaižysim, sužinom, perpratom, atsisakom viską. Lengvai, Aš tau paprastai. tą krištolo, tą spektrą tokį įdėjau, tą vaivorykštinį, kur aš tau rodžiau, atsimeni? Į nugarą, kur aš ten įsikišau, sakiau, tą plunksną, tai va kažkokį tokį irgi padariau. Įdėjau į nugarą, į ašį integravau. Ir tada laikrodį aš savo irgi susitvarkau dar. Tu nesu pilnai. Taip.
Atsistatau, susidėlioju toks, koks turi būti. Na ir pasižiūrėk dabar, kaip ten viskas, kaip žmonės pradeda reaguoti dabar, kaip viskas vyksta. Toks jausmas kaip stotųsi, žinai, iš to pasąmonio bliūdo, tokio apatinio sluoksnio, tarsi kaip stojasi, kyla į viršų, kaip išnirtų, žinai. Ir kaip išnyra, tai taip, kad derva kažkokia smala nuteka, žinai, ir atrodo tiesiasi. Nutraukiam tą smalą, dar pastatom kažkokius tai, kad lengviau būtų, Mhm. kad greičiau atsikratytų. Taip. Aparatus. Krosnis kokias pastatom, kad degtųsi. Kaip tu dabar pati pasižiūrėk dabar. Nu, aš tokia kaip besisukanti tokia žvaigždė tapau kažkaip. Kilau dar į viršų, taip sukuosi kaip ta žvaigždutė, žinai. Ir pulsuoju tokia šviesa, žinai. Kai ratą apsukite, taip, žinai, kaip radaras, taip, kaip švyturė, žinai. Susitvarkyk, pasižiūrėk pas save. Susidėliok dabar tas šviesias energijas, savo tikslus persikurk, savo, nežinau, norus. Atsirink tikrai, ko tau reikia, ko tu nori. Susidėliok, susiprogramuok dabar naują ateitį. Dar turi laiko, dar yra, dabar jau yra pas mane 15:36. Pas tave pusė, tada 3. Gal išvesk jau.